Šiandien kalbėsiu apie tuos, kurie santykiuose padarė viską, bet santykiai vis tiek subyrėjo. Tu stengiasi, ieškojai kas geriausio, tu dirbai, bet tau sakė, kad tu tiek dirbi, kad tavęs niekada nėra namuose ir tu man neskiri dėmesio. Jeigu tu nedirbi, tai iš vis yra blogai. Jeigu atneši pinigų, tai jie nebedžiugina. Jeigu perki gėles, tai arba jų per mažai, arba jų yra per daug, tu per daug išlaidauji. Arba išvis tu jų neneši ir vieną dieną tu pasijauti išduotas, neišgirstas, įskaudintas. Pradedi galvoti, kad visos jos yra tokios arba jie visi yra tokie. O kas jeigu klausimas yra ne ką aš blogai padariau, o ko mes neįsivertinome pačioje pradžioje. Dažnai renkame žmogų pagal užgaidą. Gražus, ambicingas, sėkmingas, veiklus. Ir dažnai šalia tokio žmogaus pasijauti vienišas. Arba ji graži, ji veikli, ji siekianti savo tikslų. Ir vieną dieną aš su vaikais esu vienas ir dar klausau jūs priekaištų. Ir tada ateina sunkiausias klausimas. Kada tai nutiko, kai mes apsikeitėme rolėmis? Arba kada aš santykiuose tapau savo niekuo?